Labas ralis, labas paskutinis žiemos atodūsį. Šiandien lekiam į treko varžybas, kurios vyksta Dusetose, netoli Zarasų. Ir jas organizuoja Arvydas Petkevičius, kuris organizuoja Aukštaitijos ralius arba Zarasų ralius, kitaip dar pavadinkim. Ir truputį einanti žiema jau rodo +3 laipsnius šilumos, kas nėra labai gerai trekui. Buvo daug skeptikų, kad galbūt ir neįvyks varžybas, bet Arvydas sakė, varžybos įvyks. Danga yra ant žirgų treko, Sartų žirgų treko, kur vykdavo žirgų lenktynės, kur vyksta žirgų lenktynės. Tai turim ovalią trasą su 10 cm ledo sluoksniu, kaip Arvydas minėjo. Dar prieš kelias dienas mačiau filmukus, tai trasa tikrai labai gera ir ideali, bet kaip į šilumą ir padangas reaguos šiandien ledas, tai nieks nežino, bet manau, kad gausim ir žvyrą, ne tik ledo. Tai bus kaip bus, matysim, žiūrėsim. Įdomu, ar langai liks priekiniai sveiki, ar teks pačių varžybų keistis, ar šonų nieks nenubrausdins, nes leis vienu metu 4 automobilius. Tai patys suprantat, kad kontakto gali būti šiandien. Lekiam į Zarasus, lekiam į Dusetas tiksliau. Kaip visą laiką vėluojam, bet manau dar prieš jį paspausim ir spėsim. Mes matom Dusetose. Tai ką, pravažiavam Dusetą, sukam link Jūžintų ir to jau suksim prie hipodromo. Nežinau, netiksliai kur važiuoti, va matau pasagą, matau žirgyną. Sukti dešinėn, tada pasukti kairėn. Taip ir tas mūsų žirgynas. Turim 4,5 laipsnio šilumos. Medija. Medija. Irgi trasą? Jo. Sako medija? Medija. Sveiki gyvi. Labą dieną, medija. Kurgi vėluoja, 10 net nėra, girdė. Šalmas kur? Galbūt, kad nuo ryto laukim manis. Sausainiai? Nepaėmiau sausainį. Šiesi, tu, blėt, sakėjai, hūdinės. Jo, kaip visą laiką. Nuo rytojus pradeda. Taip, važiuok. Kur čia stoji dabar, kur čia ką daryti? Servisas visas čia, o ten nueit va ten va į registraciją ten. O nebės. Kūrės gerai vedas. Sako, zavodится хорошо, но долго. Turim serviso zoną. Štai kiek visokių dalyvių suvažiavę. Kelias po truputį tirpsta. Einam užsiregistruosim. Tai ką, atvykome? Va čia tai lygis, girdėt. Oi, ir ant paklot, ant viską. Labas, Petriukai, labas. Sveikas. Sveiki, chebrytė. Labą dieną, malonu jūs matyti visus. Sveiki. Sveiki gyvi. Va, žiūrėkit, turim paklotą iš karto. Bam, nereiks griūti balą. Kur sniegas, girdi? Na, man nebėra. Vakar buvo, bet ledas geras, žinok, dar. Dar ledas geras, ne? Ledas geras. Lem diglį kaip rožės. Tau saugam ledą. Gerai. Grinai tau. Nes priekinį langą nenori keisti. Gerai, einu, kur išsiregistruoti? Į ten, bakštėlį. Į budelį. Gerai, eina. Nu, trasa kol kas atrodo gerai. Pažiūrėsim, ar nepaleis to mūsų ledą. Šaliniams teikti draudžiama. Tai trasa. Tai pabus. Labą dieną, mergaitės. Kaip gyvenat? Gyvenam. Gerai. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Kaip dariuks laikėtis? Puikiai irgi. Atnešė vėjai. Parašai sudėti. Lipdukai paruošti. Kur tą mažiuką dėti? Iš priekio? Vienas iš priekio, kitas gale, kitas iš angalinio langą šoną, ne? Taip. Supratau, nu viskas aišku. Oi, koksai gražus. Kur šitą dėti? Ant kapotas. Ant kapotą. Ei, kapotas darys man taip. Hebros nemažai. Va, šašlykai laukia, bus to iškepti. Bulkutės, hamburgeriai, hotdogai, ko tik noris. Ne, alkant nebūsim. Labą dieną.
Truputį turim balų, bet trasa tai iš tikrųjų atrodo labai puikiai. Turim šašlykų meistrą, malkytės. Obelis kažčia? Jo, obelis. Oje, bus skanu. Mes ką, keičiam numeris, klijuojam ir varom į apšilimo ratą. Blogai, kai dalius nėra. Nėra kas numerį klijuoja. Teks pačiam. Žiūrėt, kaip sudėtinga, kai ir filmuoji, ir klijuoji. Svarbu, na greičiai neatsilūptų. Na, dar liko keli lipdukai. Ir lekiam į 2 bandomosius ratus. Tai ką, lipdukais klijuoti važiuojam į apšilimą. Matei? Jau, viskas, ne? Chuliganinis vairavimais. Labą dieną, bachūrai, tą kartą. Labas. Šalmą užtai. Saugos diržą, pašikliuką reiktų pasitraukti. Jo, tikė. Druskas nuspardyti reikia. Na. Kiek čia ratų gali važiuoti? 2. A, išvažiavimus kur? Dar čia tenai va kur ciukai bus matyti. A, čia apvažiuoji duras ir ten išvažiuoji, ne? Ja, Ir atvažiuoja, ką čia kaip daryti, klausimė. Blemba, tiesioji kokia ilga, negalvau, kad tokia ilga. Aš irgi taip negalvoju, ko aš čia nebuvau praeitą savaitgalį nuvažiavęs. Saugos diržas ir sėkmės. Nu, davai. Tvarkingai, be įsidirbinėjimų. Va, instruktažas, duoda instruktažą teisėjais, pamojuok žiūrovom. Na. Įsidirbinėjimas lyg Jo. Čia bandomasis važiavimas, nieko nereikia lenktyniauti, susipažinti su trasa. Supratau. Ta prasme, tų rulonų neim čia, kur ant posūkio. Chuliganiškas vairavimas teisės atima. Gražiai 2 ratus apvažiuojat, Aha. gaunasi 2,5, už kitką išvažiuojat, ne ant asfalto, yra kitas keliukas ir grįžtat atgal Cerizazą. Supratau, gerai. Dėkui, iki. Ja, sėkmės. Markelėč svaigsta. Ir va, viskas. Ką galiu pasakyti? Greitis bus didelis. Ir dabar tai trasa nebloga. Bet iš tikrųjų gan slidu atrodo ir su stabdymais bus problemų ir minkšta pasnis išoriai traukia į vidų, viduj bus gan slidu ir dar koliukai. Tai nežinau, koliukus reikia paprašyti, kad teisėjai bent judėtų į vidų, tai gal kažkiek tai pataisytų situaciją, nes kažkaip tai labai jau taip nejaukiai, ten gali užkirsti juos. Yra atvaręs ir Petriukas, VIP taksi. Sveiki, bernai. Sveiki. Alų prisipylė ten skarbonkės turis, ne? Va, Petras atvaręs į dyglį su kanistra ir su domkratą. Nupizdysim iš Petro domkratą. Atsiprašom. Tradicinė procedūra. Domkratas ir pakeisti ratus. Nu, prigaudžiu sniegą, gal apvažiavau vieną ratą. Oi, smagu. Ratų keitimo procedūra. Ne, todėl, kad aš galėčiau pamiegoti. Niekas jūs nesuprantat, dėl manęs viską daro. Taigi laukia sunūkna. Ar ne? Atsimiegojo, tada atvažiavo. A kur tą mechaniką įsidriau? Ne, mechanikai prabanga šis esi. Daugiau aš dėl cigarečių rūpinu.
A ko čia įdomu? Geriau vietą nušokinsiu. Bagė, pusiau bagė yra. Kažkaip trečią savaitgalį iš eilės keičiu ratus. Sako, Giedrius, kur tą mechanikai. Va, geriausias mechanikas. Linkėjimai Kristijonai. Ne, viskas gerai. Ratus mokam mes patys paskeisti. Petras užsidėjo kamerą, bet kažkaip atrodo ne į tą pusę. Reiks paklausti Petrą, kodėl filmuos. Ne į priekį, o atgal. Ką? Ratai pakeisti. Po truputį būriuojasi žmonės. Einam pasižiūrėti, kokia situacija. Turės būti kažkoks susirinkimas. Vyksta briefingas. Paaiškinsiu. Dar ledas kol kas geras. Bet yra vietam ir tokių vietų. Vidus geras bus, tai galim gauti ir žvyrą. Tai nenoriu, kad Digly važiuoti pirmi, nes tada gali būti, kad sugadins ledą. Organizatorius bijo, kad nebus pačiauštas ledas, bet aš galvoju, kad nerizikuočiau ir leisčiau gumas. Bet organizatorius taip nusprendė. Bokštelis teisingai. Oi, platumas ir gerumas. Ojei, fainiai. Varžybų grafiką matėt, kas kurio įskaitom pradės važiuoti. Ten yra sportinti, paviešinta, tai galiu greitai paskaityti, nes visų 10 taip neatsimenu, bet pradėsim nuo M7, tai tada M3, M3. Nieko nesustabdo, tiesiog atvažiuosit tenais ir pervažiuosit visi. Jeigu bus raudona vėliava. Jeigu bus O jeigu bus geltona vėliava, atsiminkit, kad kažkokia yra kliūtis trasoje. Jums nusivės greičiai nereikia, tik atkreipkite dėmesį, kad kažkokia kliūtis. Tai jis kai užsidėjo tą kepurę, jis nieko negirdėjo per kolonėlis, kad kalba jis atprašė kolonėlis atsukti mūsų. Pauzą kurią rodoma ir tai įspėja dalyvį, kad už jūsų tik pradeda teisėjas rodyti judesį. Startą duos iš šviesoforų, bet jeigu nesimatys, duos dar ir vėliavą. Dar kilo keliam klausimų, nežinau, paminėjau. Ką, briefingas kaip į pabaigą. Viena klasė suvažiuoja visus važiavimus. Iškart 3 važiavimus, 9 iš viso grupės važiavimai ir tada 10 gaunasi finalas. Pažiūrėkit, matot. Na, aš esu mylėjai tikra, kad automobilių sportas jums yra ne hobis, ne laisvalaikio praleidimas, o tai yra jūsų gyvenimo būdas. Nes greitis, tikslumas, posūkiai, tramplinas, jauduliai jums. Tai ką, varžybų atidarimas jau įvyko, atidarytas. Tai sutikom ir Petrą. Petrai, ar dalyvaus šiandien? Taip. Su kokia mašina? BMW. Mačiau taksi parašyta. Taksi, VIP taksi. Jo. Kaip čia sugalvojai sudalyvauti? Vis laik pas save ten važiuoji, treniruojas. Ir dabar matom tave varžybose. Ką retai galim pamatyti, ypač žiemą. Kažkur išvažiuojant kažkur kitur tave. Nedažnai vyksta varžybos oficialios žiemą. Aha. Aš neoficialiuose nedalyvauju. Tik tai po las vėliavai. Taip. Su kuo daugiau, jeigu ne su tuo, ką turi kieme. Ką galvoji šiandien apie šitą trasą? 200 važiuosim. 200 važiuosi? Ja. Nu galėsime susifilmuoti, ar nufotkint su telefonu, kai varys 200. Spidometras neveikia, bet uždėsiu. Girdė, o kodėl pas tai kamera rodo ne į priekį ant mašinos, o atgal? Kažkodėl visi filmuoja į priekį, aš pabandysiu atgal filmuoti. Net turėtų būti geras vaizdas, kai visi iš vienos eilės startuosim. Jo. Toks... Ir kaip visus lenkit, kaip visi atsilikinėja, ne? Ai, supratau, čia ta mintis. Nu viskas gerai. Petras dar mane pakvietė užkandai, nes vakar papjaustės lašinukų. Tai dabar, kaip sakyt, baigėm filmavimą ir einam paragauti, kaip ten tie lašinukai. Einam degustuoti beveik labai arti naminio produktų. Mane pavaišino, tai aš dabar vaišinsiu. Gerai. Šiandien pradedam nuo Petro, nes Petras pirmas pakvietė, paskui dar turi kvietimus 2 valgyti. Blogai, nes paskui kitų bus neskanu. Gali viską būti. Norim pas Petrą iš karto gavom dovanų. Kad pilvuko neskaudė. Raido gyvų bakterijų gėrimus. Aš tai užmirštu išgerti, bet Kristinas laik sako, ger, Giedriau, ger, ten Petras įdėjo tau. Nu, bet... Aš šiaip ne dėl Raido, Petrai nepyk, bet... Aš tai suprantu. Tu negali neapgaudinėti. Oi, klausykit, na. Šitas skaniausias keptas. Šitas keptas.
O, nu, hebridė. Ai, žiūrėk, bla, 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 bla. Tai cibuliuką, op, op. Šiandien vis tiek pasimerkas nevarysi, galim su svagūnu. Nu ką, čing. Kur čia griūti? Kaip tas gustas. Žiauriai skanu. Skanus visiems. Ir laukiam varžybų. Taigi, automobilį priekį varomas su dygliais startuoja varžybose, atidarimas įvyko. Prieš tai dar prabėgo arkliukas, bet mes su Petru truputį valgiam lašiako, tai nespėjom pamatyti. Pravalgiam, kaip sakyti. Koltas truputį atsilieka. Finišavo pirmi dalyviai. Šitoje klasėje yra tik 3 dalyviai, tai tie 3 dalyviai pravažiuos 3 kartus ir tada važiuos kita klasė. Ir finalą. Ai, dar finalas jau bus, ne? Kartą visus važiuoja ir tu gali važiuoti namo. Ta klasė pravažiuoja prasuka ir viskas laisvi namo. Tai iš vienos pusės gerai dalyviam, bet truputį biškiai išsitempė pats renginys, nes kol jie važiuoja po finišą, reikia laukti. Vėl klyja priekį šoko. Petriuk, kiek jūs toje klasėje dalyvių šiandien? 12? Ai, tai kova bus jau normaliai, ne į 3 iš 3, ne? Pas mus irgi klasėje 12 dalyvių, tai startuosim 4, po 3 kartus ar po 4, tada dar finalas. Tai važiavim bus nemažai. Ar į finalą papulsim? Nemanau, su savo... Pas mane tik 2 raudonas raidės, reikia būt 3 raudonas, kad papultumėm. Kaip jūs tai raudonų raidžių, Petrai? Aš šito hado įspyliau tokio į benzą, oktaninį skaičių kelią. Tai 105. A į tepalą nepyliai? Visur pripyliau. Supratau. Tik tai aš vieną tokį įdomų sprendimą priėmiau, nepakeičiau suvedimo, palikau tą driftinį suvedimą. Kai mašina visą laiką pastoviai jinai slydime. Tai čia pat privalumas ar ne? Ant aštrių posūkių praeitą savaitę, kai buvau drifteriai, netgi geriau varė ant aštrių. Bet čia nėra aštrių posūkių, tai neaišku, kad čia... Man labiau patinka toksai važiavimas, nes mašina pastoviai yra nevaldoma. Tu visą laiką skersą. Slydimi, kaip tik valdoma. O kai važiuoji ir jinai sukimba ir nutrūksta, tada tuo momentu tu prarandi greičio. Čia panašiai kaip ant asfalto varai, su įkaitusiais lygais ir užkabini žolės. Jo, dingsta vis. Tada keleivis lieki mašinai. O kol kas šie užvažiavimai truputį nuobodoki, tai mes su Petru aptarėm šiaip vasaros reikalus. Tai Petras, jeigu viskas pasiseks ir devulis duos, tai startuos šiemet su automobiliu kažkurio tai Škodu vėl ralyje. Škodu, tik tai dabar klausimas, ar 4 ar 5 klausimas toks. Kuri ta Škoda? Vat, viskas priklauso nuo dar kelių mėnesių. Nuo laiko. Kaip bus laika. Kas įdomu, tai kad Astra šį kartą mažiau atsiliko negu praeitą važiavimą. Vėl finišuoja, rodomas finišas ir dar laukia dar vienas važiavimas. Arba 2, kaip Petras sakė. Sakė Markeliečius, minėjo mano pavardę. Tipo, duot kuo įkruoštis. Kur ruoštis? Į startą. Jedrinį finį. Nu ką, bandysim. Lašinių prikirtam, bandysim lėkti. Ką, mes jau čia. Einam paklausim, kas čia po ko važiuoja. Nuotkų sako, 32. Važiuojam. Oh my god, nespėjau susikaupti. Ką, važiuojam į trasą? Tai
ką, finišuoja jau priekį varom automobilis, tausi mes startą turėjom būti 4, bet vienas sugedo, tai likome jau 3. Ir su Audi lenktyniausiam Audi TT, Audi Turbo Quattro, tada Passat, tai pat supratau, kad ne mūsų arkliukas, bet ką žinau, nu, bandysim važiuoti kaip mokam ir tiek. Svarbiausia neprisicirkinti, ką mes irgi ir kartais neblogai mokam. Ruošimės. Truputį chaosėlis.
Neužtenka smarvės. Trauka. Trūksta Pasatui arklio galių. AG. Nieko nepadarysi, žinom, kur važiavam. Tik pralikėm vieną užvažiavimą, dabar po tų automobilių vėl lėksim mes. Prastai vyksta veiksmas. Audi jau kažkaip įdomi atrodo priekinis kampas. Biški bardakėlis, dabar laukiam savo antrą važiavimą. Kada čia įspėja? Va šičia va. Dabar važiuojant, ne? Jo. Supratau. Jam užkirtam iš kelio. Jau jam baigėsi lenktynės maža, ne? Aha. Visgi trasai slidu. Kaip Pasatas? Taigi trasai lyga 2 automobiliai, laukiam kitų, nes vienas jau iškrito. Audi gražiai piešia. Opa. O, kaip plačiai. Bundė. Finišuoja. Antra grupė, ruošiasi trečia. Nu, šiandien bent jau bundę aplenkti, būt gerai. BMW. Turim Quattrinį ir BMW šiandien. Audi nukentėjo į tuos va šieną kūgis, dabar tvarka šieną. Bet radiatoriai tai neleidžia, nieko, bus viskas turėtų būti gerai. Ir laukiam dabar antrų užvažiavimą, kol starkis saugumo užtikrins ir tada vėl galėsim lėkti. Stato sniego kūgis, truputį pertraukėlė, žiūrovom vaizdų. Gerai, kad yra užstatyta kūgiai, tai labai gerai toj vietai. Labai gerai. Aridas suvadovavo, viskas greitai vyko, sutvarkyta. Galbūt galime tęsti varžybas. Paklausim žiūrovų, kas čia buvo. Ar matėt, kaip čia buvo? Kaip čia, papasakai savo akim. Gražiai buvo. Gražiai buvo? Kaip ta Audi čia atsitrenkė? Atsitrenkė. Važiavo? Tai nesuvairavo kažko? Ne, kontaktas buvo, tai dviesi. Susikabino biškį? Išpjovė. Supratau, varžybinė situacija. Viskas aišku. Žiūrovai nenukentėjo? Saugiai jaučiatės čia? Svarbiausia. Taigi startavo dar vieną klasę, einam pažiūrėti, kaip jiems sekasi. BMW priekį, va taip. Subaru, Audi TT ir Audi A4. Pirmi ratai visi atsargus. Subaru apsilenkė BMW. Čia irgi vyksta viena dvikova. Tikrai trasai labai daug vietos ir susikabinti vieną su kitu labai mažai šansą. Sakau, čia galėtų dvigubai daugiau automobilių startuoti. Labai atrodo saugi trasa. Kaip jums atrodo, ar saugi trasa? Saugi, plati, taip tikrai. Šita yra saugi trasa. Kontakto čia mažiausiai galima tikėtis, ne? Visur kontakto galima tikėtis, bet galima išvengti. Plačioj trasoj tikrai, taip. Mažiau šansų negu siauroj. Taip, negu siauroj. Už ką šiandien sergate? Už žiguliukus? Už žiguliukas? Taip. Kodėl? Todėl, kad vyras važiuoja. Vyras, viskas aišku, supratau. Viskas aišku. Sau gal kasdien su žiguliu važinėjat? Ne. Ir Subarikai, kaip visada. Subaru, taip. Žiguliukai. Va ir dabar Subarikas eina į finišą, laimi pirmą vietą šiame užvažiavime. Tai jūs ir sveikinam su to. Ačiū. Taigi jau apsisuko vienas ratas, kartojasi dalyviai. Ir
tuoj ir važiuosim ir mes. Startavo dar vieną grupę. 4 vadai. Laukiam atvažiuojančių. Įvyko kontaktas ir ten vienas automobilis stovi ant pasnės apsisukęs. Ai, grįžo į trasą, vėl 4 važiuoja, bet iš pirmos vietos į 4 nukrito. Pirmauja Audi TT. O, pažiūrėk, anas pozas ir gražiai pamėgsta. Subaru. Audi išorė. Bėga Audi. Šitą važiavimą paskutinis ratas. Subaru pasigavo Audinį. Audi nervuojasi. Plačiai trečiai. Oba, eina. Surizikavo. Tai ir ruošiasi kita grupė. Važiuosim, sėsim į mes. Tuoj važiuosim sekančioje grupėje. Tai ką, startuoja dar vieną grupę ir po jų stojam tada mes. Praeina teisėjas, 5 sekundės ir bus duotas startas. Nu ką, važiuojam antram startui? Išjungant į praslydimą. Audi turim, guli. Nesuvaldė. Finišas. Padariau starto klaidą. Neišsijungiant į praslydimą, įsivaizduokit. Ir nugesina. Į startą žiauriai praknisau. Nu bet ką, ar taip nebūtumėm aplenkę. Bent jau ne paskutiniai, 3 vėl. You can park here! Čia negalim statyti! Oi. Ką pastebėjau, kad nuo pirmo važiavimo pasikeitė trasa, jau stablimas pablogėjo ir jau dalyviai biškį pajuto trasą, pramoka važiuoti. Tai jau sunkiau buvo kariais lenktyniauti. Bet aišku, didžiausia bėda vis dėlto arklio galių trūkumas. Nu, mums liko greičiausiai dar 2 važiavimai. Ištraukė va ten metu traktorius automobilį ir paleis dar vieną grupę. Vėl stojame mes į eilę. Sakė, Giedriau, gali stoti pabėjom, va tuoj vėl važiuosim. Petras modifikavo mūsų automobilį. Va. Čia yra namų dulkių siurblio filtras.
Vakar paslaptis netraukimo, ne, Petrai? Turėtų baigti jau normaliai. Daigantį praslydimą startį išsijungčiau visai gerai. Gyveni ir mokais. Jo. Ok, laukiam. Tai laukia, kol ištrauk dar tą automobilį, tada startuoja tie automobilį ir tada startuoja jau mūsų grupė. Sako, Giedriau, atvežiam tau bulkutę. Oi, ačiū, Giedris Alkans, šitam renginį Giedris Alkans neatliks. O, iš Utenos? Taip, Lidlo. Nu, super. Ačiū fanam, ruošiame startam. Nu ką, perdėjau kamerą biškai geresnę vietą, gal geriau matysis kažkiek tai. Tai praslydimas įsijungtas. Vėliau į pusnį, nežinau, ar turi patangą. Bandau, niekaip neina, kad įgyt privalumą. Galai stabdau, bet nesigauna. Dar vienas ratas. Nesupratau, užgesą Passatas. Ant stabdžio matyt užsiblokavo stabdžiai.
Ir kaip ir. Bulkas nepagavom. Kažkokį gedimą įmeta. Keikėsi Passatas. Nebetraukia visiškai. Įdomu, kas čia atsitiko. Da taip nėra buvę. Biški kalėme sniegą, biški ratai sniegė, Atitrips bus gerai. biški bamperis atšoka. Čianai, reiks įsistatyti. Kur tu naujus Passatas, blėsi? Reikia pasimti atsuktuvą ir užsikišti. Taigi, Passatas kažkaip tai nereaguoja į gazą, tai varėja daviklis ar kažkas, tai, arba drėgmė greičiausiai savo padarė. Laukia 3 varams automobilių finalas. Kalgėliau, biški paspaust galėtum. Žinai, kaip sakė, duosiu paspausk, gerai? Aš tau duosiu paspaust tik. Sunku gal pasakyti. Nu ką, finalai? Audi plačiai, gražiai, bet neefektyviai. Audi TT pirmauja, Subaru iš galo atakuoja. Ant stabdymo labai smarkiai prisivijo. Na. Audis atsilygino su Subaru. Posūkyje buvo praradęs poziciją, bet vėl užkišo ir Subaru nerizikuoja. Oi, kova vyksta. Dėl pirmos vietos, paskutinis ratas. Opa, klaida Audi Subaru VS, bet ne. Finišas, ne? Finišas lygtais.